Sveiki, šiandien kalbėsiu, kokie yra dvasinio prabudimo ženklai ir kaip mano visi video yra trumpi, tai šis video bus dar trumpesnis, žodžiu, mano video yra BS free. Taigi, dar prieš tai noriu pasakyti, prašau, apsilankykit mano svetainėje naujaera.com, kurioje rasite daug įdomios informacijos apie dabartinius ir būsimus laikus pagal Bibliją. Taigi, dvasinio prabudimo ženklai. Dažnai matote pasikartojančius skaičius, pavyzdžiui, 222, 555 ir panašiai. Tai yra angelų skaičiai ir daugiau apie jų reikšmes ir ką tie skaičiai reiškia galite rasti mano knygoje Nauja era artėja. Kaip jau sakiau, apsilankykite naujaera.com. Dar galite dažnai pastebėti, kad matote plunksnas ant kelio, tai gali palikti angelai. Taip pat dažnai prabundate apie 3 valandą nakties, nes tuomet ryšys su dangumi yra stipriausias. Nebūtinai lygiai 3, galima ir 4, 5, bet dažnai tokiu laiku atsibundate. Dievas kviečia jūs melstis, nes, kaip jau sakiau, naktį ryšys su dangumi yra stipriausias. Taipogi kitas ženklas, draugai, artimieji ir panašiai apleis jūs arba išduos jūs. Tikri dvasingi žmonės yra pasaulyje, bet jie ne iš šio pasaulio, todėl pasauliečiai jų nesupranta ir dažnai apleidžia juos. Taipogi Dievas dažnai izoliuoja savo mylimiausius žmonės, nes tuomet žmogus geriau girdi, išvelgia Dievo ženklus, bei artimiau bendrauja su Dievu, kuomet vienas. Bet tai dažnai būna laikinai, nors man tai jau metais ta izoliacija, bet aš neprieštarauju, man patinka būti vienam, bet kartais, vienu žodžiu, Dievas izoliuoja žmonės. Būna ir laikinai, būna ir ilgiau. Keisti sutapimai galite pastebėti, pavyzdžiui, pastebėt keistų dalykų muzikoje, per radiją, filmuose, laikraščiuose ir panašiai. Tie keisti sutapimai irgi Dievas dažnai kalba per juos. Taipogi galite nugirsti keistų dalykų iš kitų žmonių arba praeivių. Dievas kalba ir per kitus žmonės. Ir taip pat velnias naujus dvasingumo tikinčiuosius gali atakuoti Jezabelės dvasia, ypač tuos, kurie turi pašaukimą. Ir tos atakos pasireiškia, kad jūs kamuos nuovargis ir dažnai bus sunku atsikelti ryte. Beje, dėl nuovargio tai netgi Biblijoje parašyta, kad antikristus, man atrodo, kad atakuos tikinčiuos šventuosius, bandys išvarginti juos. Netgi Biblijoje parašyta, aš dabar tiksliai nepasakysiu kur, bet tikrai yra parašyta, kad jis kalbės prieš aukščiausiąjį ir bandys nuvarginti šventuosius. Tad nuovargis yra pati dažniausia problema tarp tikinčiuojų, nes antikristus ar velnias atakuoja mus taip. Ir kaip pilnai pabusti dvasiškai, tai geriausias patarimas, gaukite žinių skaitydami mano nemokamą elektroninę knygą Nauja era artėja, kur pilnai galėsite sužinoti, kaip pabusti dvasiškai, kaip įvaldyti visus triukus dvasingumo ir panašiai. Tad prašau, apsilankykite naujaera.com ir prašau, palaikinkite ir subscribinkite šį video. Ačiū, kad klausėte, dėkui, iki.